Profesoriau, mes jūs žinome Kaune kaip įkūrėją ir vystytoją buvusios įpakavimo automatų laboratorijos. O čia, kiek žinau, pasikeitė jūsų veiklos kryptis, darote daugiausia katilus. Ką smagiau daryti? Ir viena ir kita, kai žmogus darai ką nors su meile ir būtent tai, ką gali pakelti savo kvalifikaciją, tai vienodai įdomu. Šiuo metu tokia situacija, kai aš turėjau išvažiuoti iš Kauno į Klaipėdą, tai labai su apgailestavimu buvau konstatavęs apie tai, kad ta laboratorija nebeilgai egzistuos. Deja, išsipildė mano pranešystė. Labai gaila, mes buvom šitiek triūso idėją. Nu, čia žinoma, didžiausia kaltė yra blogos atminties Zabulio ministro, kurio negaliu su pagarba niekaip vardu paminėti, kuris daug dalykų sudraskė tai, kas turėjo būti puoselėjama. Nu, ir buvusi rektoratą irgi, taip sakyti, reikėtų. Tik tiek, kad nebėra ką paminėti. O dabar Klaipėdoje, matome, įsikūrite, daug pastatų įvairius paskirties turite, o kaip naujausi jūsų darbai, katilai būtų kokie? Jūs turite pagal veikimo principą ir pagal kūrą. Tai dabar aš jau buvau nustojęs gaminti ir pas mus buvo laikas, kad daug jaunų gerų vyrų dirbo ir visi uždirbdavo ir daug gerų dalykų prigaminom Lietuvos gyventojams, bet paskui susidarė situacija madinga išvažiuoti kitur tėvynės paieškoti, jeigu savo nenori savo vaikų globoti, tai apie kone 30 žmonių išvažiavo. Kada Lietuvoje buvo situacija, kada, žinot, prasidėjo privatizavimas arba artėjo privatizavimas, kaip kur didelės įmonės griuvo, jos nebeišsilaikė, neracionalios buvo, tai lietuviai gabūs žmonės, be darbo negali būti. Esant šitokiai situacijai, didelė dalis gyventojų ėmėsi kito verslo, būtent medienos apdirbimo. Medienos apdirbimas, jisai ir galbūt lengviau įsisavinimas, čia pat žaliava, senelių prosenelių patirtis. Gal todėl, o gaminant iš medžio ką nors, neišvengiamai gaunamas pjuvenos, drožlės. Ir buvo tokia situacija, dar kai aš į Klaipėdą atvažiavau gyventi ir dirbti, tai įmonių buvo kiemai užversti didžiuliais kalnais pjuvenų, kurios buvo per pusę supūvusios, per pusę nesupūvusios. Ir manęs dargi kai kurie prašė padėkti, mums sulikviduoti tas pjuvenas. Tai aš pasižiūrėjau, kad iš vienos pusės čia Gorbačiovas gąsdinasi užsuko vamzdį, nežinia kada kitą kartą padarys, o medis tai yra energija. Tai iš vienos pusės, iš kitos pusės reikia į tos kiemus išvalyti. O todėl aš ėmiausi to darbo. Žodžiu, pasižiūrėjau, kad ne visi to nori tokį, gal ne visiškai švarus darbas, žmonės mėgsta švarą. Tai va, bet turi kas nors ir kopti. Tai tokiu būdu kilo mintis, kad reikia visgi padaryti taip, kad tai, kas mėtosi po kojomis, būtų, tačiau energijos šaltinis koks nors, kaip tos pjuvenos ar drožlės, tai reikia paimti už pagrindą šitą kūrą ir tam reikalui sukurti specialų katilą, vieną ar gamą tų katilų, didesnių, mažesnių, kuriuose tos pjuvenos patikimai degtų. Nes šiaip jau paimk bet kokį tradicinį katilą ir paimk iš kokios lentpjūvės pjuvenos, gi nedegs. Pasmilksta ir visas reikalas. Tai va tokiu būdu prasidėjo nuo to, kai pradėjom daryti tą, kas žmonėms reikalinga. O paskui keitėm modelius, keitėm ne tik modelius dydį, keitėm, žodžiu, tobulinom, automatizavimo lygį, reiškia, tobulinom ir taip toliau. Ir išsivystė tų mūsų katilų nemažas kiekis. Pradžiai buitiems katilams gaminom, paskui pažiūrėjom, kad reikia ir pramoniai. Ir štai mano numeros yra dalis tų pavyzdžių, kuriuos aš esu sukūręs su savo mokiniais kartais vienas, sukūręs ir paleidęs į gyvenimą.
Tai čia yra panašiai taip pat, kaip, kad, sakysim, pakavimo automatai, apie kuriuos jūs paminėjot, Panevėžyje šiuo metu dar 8 automatai dirba 40 metų. Kažkada Maskvoje buvau parodoj kažkokioj ir užėjo kalba apie tai, kad vokiečių gamybos cukraus pakavimo automatas, kuris milžiniško dydžio buvo tenais, nedidelio našumo, jau eksploatuojamas 30 metų. Vokiečiai sužinojo autoriai, tai čiagi sovietų laikai buvo, sužinojo, reiškia, vokiečiai, kad jų pakavimo automatas jau 30 metų dirbo. Tai sukėlė tokį triukšmą, tokią reklamą, kad žiūrėkit kokią techniką, 30 metų ir dar dirba. Tai mūsų 40 metų ir po šiai dienai tebedirba. Jūs per visą laiką dirbant turėjote ir mokinių? Taip, aš esu paruošęs 22 mokslo daktarus. 10 iš jų Kaune ir 10-12 Klaipėdoje. Ir jie dabar sudaro branduolį ar sakykime, Klaipėdą imkim, nes dabar nesenas laikas. Vienas prorektorius, reiškia, mano mokinys aspirantas, daktaras Didžiokas profesorius, kitas, reiškia, mano mokinys, buvęs aspirantas, katedros vedėjas Kurdenis, buvęs ką tik tai dekanas Masiulis, mano aspirantas ir taip toliau. Šiuo metu turite kokių nors ryšių su universitetu, ar jau? Jie mane pakviečia į valstybinę egzaminų komisiją, kada reikia egzaminuoti, kada reikia kuriais specifiniais klausimais pakonsultuoti, arba šeimos žodžio ten praeinant džiovyklą padarytą specialiai studentams, kad jie galėtų mokytis, kaip panaudoti elektros energiją. Malūnėlis tasai, kuris daro elektrą ir šilumą ir visai. Ir dirbam visą laiką. Ką galėtumėte jaunimui palinkėti? Kad jaunimui palinkėti, jie kažkaip turi labai gerbti senius, bet begerbdami senius, jie turi neužmiršti, kad reikia keisti Lietuvos įvaizdį per ekonomiką, per progresyvius dalykus, kokius nors tokius. Reikia, žodžiu, mokintis, dirbti naudingą savo tėvynei darbą, o visa kita ateis.